Vytauto Didžiojo karo muziejus pristato 3 pamokų ciklą apie lietuvių kovas už laisvę skirtą Lietuvos kariuomenės istorijai. Nuo seniausių laikų mūsų kraštai buvo puldinėjami priešų dėl įvairiausių priežasčių. Pristatome didžiausią pavojų mūsų valstybingumui kėlusius karus. Kovos su kryžiuočiais leidusios įkurti Lietuvos valstybę, XIX amžiaus sukilimai už valstybingumo atstatymą bei 1918–20 metų nepriklausomybės kovos leidusios išsaugoti atstatytos valstybės laisvę. Taigi, 3 etapai, 3 temos, 3 pamokas. Čia bandysime aplankyti iškiliausius tų laikų istorinius objektus, susipažinti su jų istorijomis, atkreipti dėmesį į detalės ir pabandyti paragauti to laikmečio dvasios. Vilnius. Savanorių prospekto pabaiga, ten kur prasideda kelias Vilnius-Kaunas. Tai mes esame prie senojo Vilniaus-Kauno kelio, kuris istorinėse šaltinėse pradedamas minėti 18 amžiaus pabaigoje, nors yra tiksliai žinoma, kad tai yra vienas iš pagrindinių kelių iš Vilniaus važiuoti į Trakus, Kauną ir kitus vakarų Lietuvos miestus. Greičiausiai šituo keliu keliavo ir Vytautas Didysis vykdamas į Trakus ar į tą patį Kauną, galbūt ir Barbora Radvilaitė vežėsi vykdami į Kauną, Žygimantas Augustas jau 16 amžiuje. Tiesa, istorinių duomenų apie šitą kelią siekiančių senus laikus visiškai nėra. Kas yra žinoma, kad 1794 metais, kada vyko Vilniuje Tado Kosciuškos sukilimo baigiamoji fazė, tai šituo keliu traukėsi carinės Rusijos kariai. Po kelių metų, 1812 metais, Napoleonas Bonapartas jau kada traukėsi nuo carinės Rusijos, jisai šituo keliu būtent traukėsi iš Vilniaus. Nu, kadangi kariuomenė didelė, ne veltui vadinama didžioji Napoleono armija, tai turėjo daugybę daiktų, ginklų, patrankų, sviedinių, pinigų. Ir manydami, kad jie neįkils į šitą statų kelią, visą artileriją išmetė lauk. Legendos kalba, kad ir savo visus pinigus paliko Napoleono armijai, ar bent jų didžiąją dalį. Tai išlikusi tokia legenda, kad būtent Lietuvoje ir kažkur paslėptas Napoleono lobis. Tai va, po Napoleono pasitraukimo, tai būtent šituo keliu planavo keliauti ir Lietuvos sukilėliai 1831 metais užimti Vilniaus, bet aukštosiuose paneriuose jiems kelią pastojo carinės Rusijos kariuomenė. Tai mes dabar ir eisime pasižiūrėti tos vietos, kur ir vyko 1831 metų birželio mėnesio 19 dieną, pats didžiausias mūšis per visą 19 amžių Lietuvos teritorijoje. Na ir kalbant toliau apie šitą kelią, jisai šiuo metu yra išgrįstas akmenimis, tiesa išgrįstas tik tais 19 amžiaus viduryje, vėliau buvo pergrįstas jau maždaug prieš 80 metų. Tai Vladislavas Sirokomlė, 19 amžiaus kraštotyrininkas ir poetas, jisai aprašė šiek tiek šitą kelią ir teigia, kad 2 vežimai niekaip negalėtų prasilenkti. Tai apačioje važiuojantis į viršų kylantis, vežimai šaudydavo su šautuvais į orą, tam, kad skleistų garsą, kad viršuje jau atriedantis, atjojantis raiteliai praleistų kelią, sustotų, nejotų, nes prasilenkti būtų neįmanoma. O kol nebuvo akmeninio grindinio, tai čia buvo birus smėlis, nes būtent paneriai ir garsėja savo biriu smėlimi. Tai mūsų dabar tikslas pasiekti Panerių kautynių mūšio vietą, kur generolo Antano Gelgaudo vadovaujama sukilėlių kariuomenė, sukilėliai bando įveikti carinės Rusijos karius. Žygiuojam. Užlipę Vilniaus-Kauno keliu, prieiname paminklą skirtą 1831 metų sukilimui atminti. Pastatytas paminklas šalia tos vietos, kur iš tikrųjų vyko Birželio kautynės. Tai šios dienos tema mūsų būtent yra 19 amžiaus sukilimai. Tai po kovų su kryžiuočiais, kada Lietuvos ir Lenkijos pajėgos
eliminuoja kryžiuočius ir kalavijuočius. Lietuvos didybė buvo didžiulė. Ir kuo didesnė valstybė, aišku, tuo daugiau priešų, kurie nori pasiglemžti mūsų teritorijas. Ir taip jau susiklostė, kad po kovų su kryžiuočiais Lietuvą pradeda puldinėti maskoliai. Ir su jais teko kariauti apie 350 metų. Kadangi karai ilgi, nuostoliai didžiuliai, Lietuva pati nebepajėgė kariauti, tai teko jungtis į bendrą valstybę su Lenkija, atsiranda Abiejų tautų respublika. Na ir taip susiklosto, kad Abiejų tautų respublika carinė Rusija ir okupuoja. Būtent Lietuvos teritorija atitenka cariniai Rusijai, Lenkijos teritorija atitenka Austrijos, Vengrijos ir Prūsijos valstybėms. Ir kalbant apie patį sukilimą, tai lietuviai bandė išsivaduoti iš priespaudos, nes gyventi carinės Rusijos laikais buvo nepakeliama ir kam gyventi okupuotai valstybėje, jeigu gali gyventi laisvoje šalyje. Tai susirenka sukilėliai, skaičiuojama, kad sukilėlių šitose kautynėse galėjo būti apie 20 000. Kiek carinės Rusijos karių buvo šiuose kalvose, tai skaičiuojama, kad galėjo būti apie 11, galbūt 13 000 karių. Lietuviai turėjo labai mažai šaunamųjų ginklų. Skaičiuojama, kad vienas šautuvas teko maždaug 2 sukilėliams, kas yra labai mažai. Na ir būtent carinė Rusija čia buvo išsirikiavusi apie 100 pabūklų, kai sukilėliai turėjo tik apie 30. Tai kadangi jėgos buvo totaliai nelygios, sukilimas buvo pralaimėtas, Lietuvoje įvestos tam tikros represijos. Na ir savotiškų simbolių, būtent 31 metų sukilimo kautynių, galėtų būti netoliese esanti jėzuitų koplyčia, pastatyta dar 17 amžiaus pradžioje. Na ir kadangi jinai pastatyta prie kapinių, tai kapinės tarsi ir simbolizuoja tuos patirtus nuostolius ir patirtą pralaimėjimą. Tai dabar mūsų tikslas pasivaikščioti po tas kapinaitės ir pasižiūrėti, kiek tų senųjų kapų antkapių yra išlikę. Keliaujam. Pavyzdžiui, pavyktų užeiti į koplytėlę. Užrakinta. Kalbama, kad šitoj koplytėlėj, kai kunigas sakydavo pamokslą, tai žmonės net netildavo ir būriuodavosi tiesiog lauke. Tai pradžioje jinai buvo pastatyta medinė, mūrinė pastatyta gerokai vėliau, prieš maždaug 130 gal metų. Tai va, tai ką, pasivaikštom po kapinaitės ir paieškom, kurie čia galėtų būti seniausi kapai ir paminklai. Panašu, kad kapinės vis dar naudojamos. Galima rasti ir moderniškų kapų antkapių. Bet va, vieną kitą tokį senesnį matau. 1885 gimęs, bet palaidotas jau gerokai vėliau. Net nelabai matosi metų, ant kiek senas, ant kiek viskas išblukę yra. Berods 1900 kažkelinti metai. (1944) palaidotas. Tai jau antrasis pasaulinis karas. Čia mes turime net aptvertą didžiulį paminklą, kurį mes pabandysime paskaityti. Va, palaidotas 1898 metais, bet visiškai neįsimato, kas čia yra. Va, ir iš galo yra. 1831 metais, Liepos 7, čia yra paminklas, reiškės, carinės Rusijos karių žuvo 364, reiškės, 31 metų sukilime. Lietuvių nuostoliai siekia apie 600 sukilėlių, dar apie tiek buvo paimta į nelaisvę. Na ir tuomet carinė Rusija nusavina bajorų dvarus, kurie dalyvavo sukilime. Tie, kas prisidėjo prie sukilimo, žodžiu, atima laisvę.
arba tremė į Sibirą. Kiti patys pasitraukė į vakarus, nepakėlė sankcijų. Na ir dar šiek tiek vėliau Rusija uždraudžia lietuviškus įstatymus. Tai reiškia, jeigu mes 16 amžiuje turim savo teisyną vadinamą statutą, tai Rusija tą statutą panaikina, kad įvestų savo teisę, savo santvarką. Na ir jeigu mes šiandien įsivaizduojam arba bent jau manom, kad įstatymas kažkaip draudžia, negali, baudžia, neleidžia mums kažko daryti, tai reikėtų suprasti priešingai, nes bajoras 16 amžiuje sakytų, kad įstatymas kaip tik išlaisvina mane. 18 amžiaus, 19 amžiaus kažkaip pavienių kapų kaip ir nėra, nors pačios kapinaitės, kaip minėjau, nuo 17 amžiaus. Bet kažko unikalaus dar nėra. Gerai, dar paieškom vieną kitą. Aplinkui kažkas nesimato. Nėra kažkokios sistemos, tiesiog kur yra laisva vieta, ten ir laidojama. O čia dar vienas kitas toks senamadiškesnis. O čia atsargiai, atsargiai. God knows I done more walking this whole week than I have in my whole life and my whole daddy's life put together. Ten dar yra vienas aptvertas, galim nueit pažiūrėti, turėtų būti svarbus. Gal tada ir pakeliui ir dar rasim kažko. Geras, 1789-aisiais. Kaip tais laikais, tai beveik 100 metų išgyveno. Tai kadangi matėme vieną kitą 18 amžiaus, net gimusi ir palaidota jau 19 amžiuje, tai tikrai galim patvirtinti, kad šitas kapinaitės nuo 18 amžiaus ir naudojamas. Bet tai, kad nepavyko rasti mums ankstesnių paminklų, nereiškia, kad anksčiau nebuvo nieks laidojamas. Įdomu, vat kaip tie žmonės tam 19 amžiui gyveno. Tai, kad atsakyti šitą klausimą, manau, reiktų nuvaryti į vieną tokią viečikę, žinau, pas Tūlą lietuvį į Trobą. Reiškia, Rumšiškis. Važiuojam? Pagaliau atvažiavom į Rumšiškes, pasižiūrėsim, kaip gyveno prieš 200 metų žmonės kaimeliuose. Kaimeliai nebūdavo dideli. Kaimeliuose gyvendavo apie 10-15 net kartais gyventojų, o kartais net ir mažiau. Tai tokie jau buvo laikomi vienkiemiai. Tai jeigu ne šitas kaimelis, iki kito kaimelio reikėtų su vežimu, su arkliais joti kelias valandas, kad pas kaimyną nujoti. Tai pagalbos irgi greitai neprisiprašysi. Tai va, tai dabar mes užeisime į Trobą, į vidų, pasižiūrėti, kaip prieš 150, prieš 200 metų panašiai gyveno valstiečiai. Mano žiniomis šitas namas statytas yra būtent 19 amžiaus viduryje. Ir pirmas dalykas, kas krenta į akis, tai elektros nėra. Grindys grįstos asla, tai tiesiog iš molių išplauktos, jokių parketų laminatų mes nerasime. Na ir panašu, kad be šviesos mes čia neapsieisim, kiek jinai gali padėti. Tai mes čia turime tokį didžiulį prieškambarį. Na ką, įdomu pažiūrėti, kaip kambariai atrodo. Šiuo metu tai nėra šildoma, tai yra pakankamai šalta. Tai čia mes turime pagrindinį gyvenamąjį kambarį. Matome stalas, pečius ir pusę kambario užima įvairūs daiktai, kurie padėtų valgyti daryti, žodžiu, ūkį vesti.
Gerai, tai kas čia mums įdomiau? Lovos pakankamai mažos, tai gali būti, kad šitam kambarį gyvendavo ar numiegodavo vaikai. Žaisliukai va. Šiais laikais tai pilna žaislų, o tuo metu vat, ką pasidarysi, tą ir turėsi. Geriausias tai yra pečius, kada jį pašildai. Tai va šita dalis kaista ir viršui buvo galima suguldyti vaikus, kurie miegotų ypatingai šiltai. Tai čia miegodavo jau mažiausi vaikai, vyresni tada eina žemyn, na, o suaugę tada eina į kitą kambarį. Tai va, nelabai čia iš vis yra ką veikti. Tai paprastai tuo metu žmonės visą laiką praktiškai be perstojo dirbdavo, nuo ankstaus ryto iki sutemos. Gerai, einam į kitą kambarį. Tai čia mes dabar jau svetainiai. Aišku, tai dabar šitas pastatas pritaikytas yra ir lankytojams, tai dėl to čia šiek tiek yra tvarkingiau, pavadinkim taip. Tai va, turime skrynę. Skrynioj buvo laikomi patys brangiausi dalykai, patys brangiausi daiktai. Ir su visokiais raižiniais. Na ir kadangi žmonės, kaip minėjau, visą laiką kažką dirbdavo, rakinėdavo tokiu metu, kaip šiandien, kaip dabar, jau gerokai patemus, temstant, dieną įpusėjus, tai jeigu gyvuliai apšerti, į lauką nelabai išeisi per lietų ką paveikti, tai visas darbas būdavo namie. Tai berniukai gali su tėčiais drožinėti, mergaitės ten galbūt labiau prie maisto ruošos, prie namų ūkio ruošos. Va, čia turime dar 2 lovos, bet kažkaip pakankamai jos yra mažos ir viengulės. Viengulės. Tai va, išraižyta, išpuoselėta, išmarginta. Taip. Tai dabar jeigu aš esu vaikas ir man 12 metų, tai galiu šiek tiek ilgiau pamiegoti. Tada jau namai būna prišildyti, pusryčiai suruošti. Tai pirmas dalykas yra prausimasis ir tualetas. Tai dabar einam surasim, kur yra tualetas, kad būtų galima patogiai nusilengvinti ir mes tualeto neturim, nes senovėje nebūdavo tualetų. Tai geriausiu atveju gali tėveliai atnešti kibirą į prieškambarį, arba jeigu labai šalta prieškambarį, kambarį kibirą, susitvarkyti reikalus, na ir paskui prausimasis. Tai su kibiru iš šulinio parsineštumėm ledinio vandens, jį galbūt galėtumėm pašildyti ir tada puodė apsiprausti. Na ir tada jau prasideda pusryčiai ir dienos darbai. Įdomus toks dalykas, kad vaikai XIX amžiuje buvo labai paklusnus ir darydavo viską, ką tėvai liepdavo, nes nebūdavo ką veikti. Ir šiaip tėvų reikia klausyti. Tai va, tai tada būtų galima eiti gyvulių šertis, ar ne, vis tiek jau kažką gali padėti, vis ne namuose dėti. Mergaitės, kaip minėjau, siuvinėja rankdarbiai, darželiai, gėlytės ir taip toliau. Na ir tada jau būdavo pietus. Tai pietus būdavo pagrindinis dienos patiekalas, kada pečiuje tu kažką karšto pasidarai. Įdomu tai, kad tik tais nuo rudens žiemos link buvo valgomi jau tokie mėsiški, riebesni, sotesni patiekalai. Vasarą labiau pieniniai patiekalai, tokie lengvesni, nes būdavo labai daug darbų, nebūdavo kada, žodžiu, prie tų puodų makaluotis. Tai va, ir labai priklauso labai gerai pamiegoti pokaičio pietų. Tai va, tai pasistiprinimas vyksta, jėgų atgavimas, valandikė kitą pokaičių. Kaip mano senelis sakydavo, einu į fazendą, tai suprask, einu pamiegoti pietų. Na ir tada atsikeli jau po pietiniai visi darbai. Ir kadangi labai greitai temsta, gyvuliai sutvarkyti, nu tai tada galima kažką ir namų buitim užsiimti. Įrankių statyba, gamyba, taisymas, lopimas ir panašiai. Tai va, tai iš principo baisios sąlygos, kaip matome, nieko ypatingai daug čia nėra. Tai ne veltui, reiškia, XIX amžiuje, ypatingai po 1831 metų sukilimo, tie valstiečiai, kurie prisidėjo prie sukilimo, reiškia, iš jų buvo turtas nusavintas, galbūt pakeltas lažas, daugiau dirbti reikėdavo, didesnius mokesčius mokėti ir panašiai. Ir čia mes esame labai turtingo valstiečio troboje. Mažiau turtingi valstiečiai turėdavo mažesnius kambarius, mažiau kambarių ir ypatingai mažiau galvijų ar gyvulių, kurie padėtų ūkyje ir išsimaitinti ir darbus nudirbti. Tarkim,
Vidutinis ūkininkas turėdavo tik 2 arklius. Tai reiškia, su vienu arkliu aš galiu savo ūkį nusidirbti, ar ne, o su kitu arkliu jau einu ponui žemės arti tvarkyti ir taip toliau. Reiškia, jeigu vienas arklys nustimpa, antro arklio ar trečio arklio aš jau negaunu, reikia verstis su kitais arkliais. Tai reiškia, labai greitai nusigyvendavo valstiečiai, jeigu jų arklys krisdavo arba kitaip sakant nudvėsdavo. Turėdavo dar 2 karvės, porą kiaulių, bet jas reikėtų taupyti va tokiems šaltesniems laikams, geresniems laikams ir panašiai. Būdavo, kad pro kaimelį prajoja caro administracija, kazokai taip vadinami, ir nusineša, išsiveda kokį paršioką vieną kitą. Bet koks įdomesnis dalykas, ką man teko literatūroje skaityti, kad jeigu kiaulė atsiveda mažą paršiuką arba avis atsiveda jauną ėriuką, tai kad jo neužtryptų tvarti, nes tvartai būdavo pakankamai maži ir reikėdavo atskirti, kad kol jisai sustiprėtų, tai į namus parsivesdavo ir dar tu su gyvuliais, su vaikais, reiškia, vienoj troboj viską darai. Na, iš kitos pusės mes matom, kad ganėtinai moderniškas išplanavimas, virtuvė jau praktiškai sujungta su svetainė, tai galim sakyti labai šiuolaikiškai čia viskas yra. Na, o kadangi tuo metu žmonės, kaip matome, labai prabangą netviskėjo, nors ir esame ganėtinai turtingo valstiečio troboje, tai dabar pabandysime apsirengti sukilėlio rūbus ir keliausim, na, pavadinkim kovon, ne kovon, bet į mišką. Liko tik užsisekt, po apačia marškiniai, lininiai, tai labai plonyčiai, ant viršaus toksai vilnoniukas lengvas, gal dabar neseksim. Taip, tai mes eisim į mišką, tai reikia pasimti terbą, kurioje bus mūsų maistas, kaipgi be maisto. Taip, telefonas ir einam apsirengti ploščių tada. Taip, tai dabar šiaip po kambarius aš turėčiau vaikščioti su klumpėm, kad galėčiau užsidėti aulinius batus. Va. Opa. O, jau bus ne taip šalta. Aišku, man dar priklausytų diržas su tokiu tašiuku, kur sukilėliai galėtų laikyti šovinius ginklai. Bet ne kiekvienas valstietis turėjo šaunamąjį ginklą, tai mes pabūsim pusiau turtingas valstietis, pusiau kaip visi, užsisegiam diržą ir paskutinis atributas be abejo yra kepurė, dar kitaip vadinta konfederatka, ir jinai turi, kaip matote, tokią rožę iš 3 spalvų. Tai mėlyna spalva reiškia Lietuvos didžioji kunigaikštystė, baltas su raudona reiškia Lenkijos karalystė. Sukilimo metu dalyviai siekia atgauti prarastą teritoriją, abiejų tautų respubliką, Lenkijos karalystė ir Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Na ir priklauso pasimti pagrindinį sukilėlio ginklą. Tai čia šiuo atveju mes turime ištiesintą dalgį. Ką, keliaujam. Mikmach kepurė kliūna. Tai va. Pagrindė sukilimai vykdavo miškuose, kadangi valstietis yra netreniruotas, ginklą valdyti moka prasčiau, na, o miško sąlygos mums leidžia atlikti tam tikrus veiksmus, kur priešas galėtų būti nepasiruošęs. Miškuose labai sunku naudoti patrankas, artileriją, šautuvus, tai savotiškai valstiečiai turi pranašumą, jo labiau, kad priešo kazokų kariuomenė dažnai keliauja su žirgais. Tai jeigu pavyktų įvilioti priešų grupelę į mišką, jie būtų priversti nulipti nuo žirgo, na ir tada mes geriau išmanydami miško apylinkės galėtumėm duoti vaizdų. Tai ką? Keliaujam. Tai kaip matėte, valstiečio gyvenimas nebuvo lengvas ir jeigu pritrūktų maisto, į parduotuvės nenueisi. Tai vadinasi, turėjai arba tą maistą saugoti, arba taupyti.
arba labai gerai apskaičiuoti, ko tau gali prireikti. Na ir kadangi mes nešamės ryšulėlį maisto, tai tas maistas irgi ne iš piršto laužtas. Jonas Biliūnas, kada rašė Liūdną pasaką, tokį veikalą apie 1863-4 metų sukilimą, ten paminėjo, kad valstietis Petras išėjo kariauti į sukilėlius, na ir jo žmona jam nešė ryšulėlį maisto. Tai sudėjo viską, ką tuo metu turėjo. Tai vėlgi galime suprasti, kad labai turtingai negyveno. Tai buvo varškės sūris, lašiniai ir duona. Kadangi varškės sūrį valgėm prieitam epizode, tai dabar skanausim lašinukus. Pasidėsim ginklą. Na ir kadangi dažniausiai sukilėliai būdavo grupelėse, aišku, tai kartu ir valgydavo. Taip, tai pirmas dalykas - duona. Kasdienės duonos duok mums šiandien. Svogūniukas, obuoliukas, česnakas ir lašinukai. Mano senelis amžinatilis sakydavo, kad geriausias pyragas tai yra lašiniai. Negali ginčytis. Pasidarysim dar tokį challenge'uką. Šalia manęs yra svogūniukas ir česnakas. Tai kadangi ne tik parduotuvių nebūdavo, bet ir vaistinių buvo labai mažai. Iki artimiausios vaistinės reikėtų keliauti 15-20 km, o tam dažniausiai nėra laiko, nes reikia darbus atlikti. Tai ir gydydavosi visokiais dalykėliais. Tai tarkim svogūnas, nuo gerklės skausmo, nuo tekančios bėgančios nosies, o česnakas yra laikomas net prieš uždegimą veikiantis ir juos plačiai valgydavo. Kad challenge'as būtų challenge'u, tai mes negalim pamažinti. Dėsim svogūno šitiek, o česnako atsipjausim, kokį 1/4. Jau bijau. Tai pradėsim gal nuo svogūniuko. Svogūniukas, lašinukas. Labai gerai lašinukai. Svogūnas visai neaštrus, saldus, sultis tik bėga. Gal dabar ir jaučias biškį aštrumas. Fantastika. Nebaisus svogūną valgyti visai. Manau, didesnis iššūkis bus česnakas, kurio jau bijau. Iš karto nosis išsivalė. Ašaros nebėga, bet jau bijau. Užsigert neturiu ko. Tai jeigu ką obuolio atsikasiu, bus natūralios sultys. Nieko. O, jaučiu. Jau gerai. Jau gerai. Dūmai per ausis ir nosį galėtų išeiti. Ant kiek gerai. Natūralių vaistų yra priskirtini įvairūs augalai. Tarkim, galima rinkti liepų žiedus, juos džiovinti, daryti arbatas, labai gerai nuo peršalimo. Tokias gėlytės medetkas oranžinės nuo uždegimo, nuovirus virti įvairius. Na ir pats labiausiai nepamainomas vaistas, tai galbūt, sakyčiau, medus. Nuo amžinųjų iki šių dienų. Labai gerai pasistiprinau. Nėra šilta, pasakyčiau. Ir ne veltui sukilimas labai ilgai netruko. Prasidėjęs 1863 metų pabaigoje, persikėlė sukilimas į Lietuvą, na ir nepilnai po metų, galima sakyti, ir baigėsi. Tai jeigu dar 1831-aisiais, kur buvome Paneriuose, kovėsi apie 20 000 sukilėlių lemiamose kautynėse iš Lietuvos ir Lenkijos pusės, tai šiame sukilime buvo vos 5 000 sukilėlių ir didžiąją dalį vėlgi sudarė valstiečiai. Tai kadangi valstietis nėra labai tinkamai ir gerai apmokytas kariauti, tai su jais susidoroti ir buvo neypatingai sunku. Tai kas atsitinka po sukilimų? Kad Rusija užsitikrintų savo, tvarką, tai reikėjo tuos nelabuosius lietuvius kažkaip pažaboti. Uždėti tokius kaip ir nasrus, apynasrius, antrankius. Tai
vienas iš pirmųjų dalykų, kas buvo padaryta, tai visi, kurie sukilo vėlgi tremiami į Sibirą, atimamos sodybos, nusavinami, kas turi pinigų pasitraukia į vakarus, kas neturi, jiems baigėsi blogai. Kitas dalykas, kad yra naikinamas katalikų bažnyčios. Tai šiuo atveju valstietis, kuris nusidirbęs ūkio darbus, kas savaitgalį važiuotų į bažnyčią, ne tik pasimelsti, bet susitikti su aplinkiniais, su kaimynais, apie talką pasikalbėti, apie pagalbą viens kitam pasikalbėti, naujieną susižinoti, tai jau šiuo atveju į bažnyčias keliauti nebegali, nes bažnyčios yra katalikų naikinamos. Ir pats svarbiausias dalykas, kad pažaboti lietuvių tautinį identitetą, tai buvo nuspręsta uždrausti spaudą lotyniškais rašmenimis. Tai jokios lietuvių kalbos būti negalėjo. Na ir jeigu žmogus lietuvis kalbės rusiškai, tai caro administracija suprato, kad jau lietuvis bus rusas. Tai va, tai dabar, kadangi pavalgėm, pasistiprinom, kol visai neatšalom, eisim į slaptą mokyklą, pasižiūrėsim, ko senovėje vaikus mokindavo. Tai gal susirenkam daiktus ir keliausim namo. Nu, tas česnakas tai turbulencija. Kadangi darysim pamokas, tai buvo toksai supratimas tuo metu, kad knygų skaitimas tai yra laiko švaistimas ir veltidžiavimas, kad geriau per tą laiką kažkokius gerus darbus nuveikti, bet vis dėlto žmonės suprato, kad mokslas reikalas svarbus ir mokytis bent jau skaityti ir rašyti reikėtų. Tai čia turiu tokią seną knygą. Jis spausdinta 1890 metais per patį spaudos draudimo epicentrą. Spausdinta buvo Tilžėje, jau ne Lietuvoje, bet knygnešiai tokias maldos knygas gabendavo, už jas buvo mokami pinigai ir buvo garbės reikalas knygą namuose turėti. Taip, tai dabar turiu tokią kaip ir knygelę, iš kurios būtų galima mokinti skaitytis. Vėlgi, 1860 metais spausdinta, dar prieš spaudos draudimą. Ir mes čia turime mokslą skaitimo rašto lietuviško. Taip, tai dabar turime kiekvieną dieną vyrams ir moterims tokia knygelė. Ir va, visa abėcėlė, kur galėčiau mokintis. Skaičiai 1, 2, 3, 10 iki 100. Tada sudiemas silabų, tai reiškia dvibalsiai. Ba, ca, da, be, ce, didžiosios, mažosios. Kada jau pramokstim skaityti, galime ir sunkesnius. Arž, ež, iš, ož, dži, fle, dla. Taip, ir turime senovinės maldos. Tėve mūsų, kur esi danguje, švenskės vardas tavo ir taip toliau. Tai va, dabar, kas liečia su rašymu, tai popierius ir rašalas buvo tik labai turtingų valstiečių naudojamas, o mes čia turime tokią kaip ir savotišką stelą. Tai yra tokia dėžutė, kurioje yra prilydyta vaško. Ir tiesiog buvo rašoma ant to vaško, kada mes su savo rankele galime tą vašką įspausti, tarkim raidelę A. Aišku, čia jums nelabai kas matysis. Ir tokiu būdu mes mokinamės rašyti. Raidelę, tarkim, B. Va, ir šiek tiek gal geriau matosi. C. Ir taip toliau. Kada užsipildo mano tekstas raidėmis, tada aš turėčiau su kažkokiu tais įrankiu, vadinamu, stiliumi, nubraukti viską, švelniai nugrandyti. Suprask, jau kitas lapas atverstas ir rašau toliau. O kai visas vaškas baigėsi, tada namuose ant pečiaus persilydavo šitą vašką, susipilu atgal ir tokiu būdu aš galiu rašyti. Tai faktas, kad tai būdavo slaptas reikalas ir namuose mokintis būdavo ganėtinai pavojinga, nes galėdavo bet kada ateiti stribas, tai man reikėtų viską greitai sunaikinti. Tai va. Ir kalbant apie mokslus, turiu dar tokį labai įdomų tekstą iš to paties, reiškia, 19 amžiaus, apie mažus vaikus, kaip reikia juos mušti rykštėmis. Tai va, tai parašyta, kad rykštė šventosios dvasios vaikelius mušti reikia. Rykštė ne krikštolas, sveikata ne vanduo. Rykštė proto įkrečia į galvą,
moko poterių ir piktas kalbas išvaro. Rykštė tėvams vaikus mušti reikia. Rykštė moko ir ožį išvaro. Rykštė nors muša, kaulų nelaužo. Žodžiu, vaikelius nuo visokios zlasties rykštė išvalo. Ir geriausia dalis tai buvo šlovink Dieve mokytojus ir motinas ir mamas, kurios rykštėmis mažus vaikus muša. Ir šlovink Dieve ir tuos miškus, kur rykštės auga per ilgiausius metus. Tai va, tai reikalai išmokti, skaityti mokam, rašyti mokam. Galim domėtis, mokėdami skaityti ir rašyti kitais dalykais. Ir svarbiausia, gimsta noras prisiminti Lietuvos istoriją, didingą Lietuvos istoriją nuo karaliaus Mindaugo, nuo Vytauto didžiojo iki praktiškai šių laikų, kuriuose valstietis ir gyvena. Ir taip mes sulauksime galiausiai Lietuvos nepriklausomybės. Tai apie viską bus sekančiai pamokoj, kurios aš irgi pats nekantriai laukiu. Ate.